Labą rytą, bičiuliai, kaip įprasta kiekvieną sekmadienį 10 val. Ryto čia Alfa Vila. Ir kaip įprasta, kiekvieną sausio mėnesį, kiekvienais metais mes gaminame be mėsos, ilsimės nuo mėsos ir rodome, kaip skaniai galima pagaminti ir kartais pailsėti būtent nuo visų taip mėgstamos mėsos, mano lygiai taip pat. Tai šiandien, jeigu matėte anonsą, tai žino jau, ką gaminsiu, jeigu nematėte, tai priminsiu. Gaminsime labai skanius azijietiškus tokius suktinukus iš šnicelio, iš sojos šnicelio ir taip pat jūsų laukia tinginys su marcipanu. Jis bus panašus truputį į tinginį, truputį į saldainius, pamatysite, kaip pasigaminti labai skaniai namuose. Viską padarysime per 45 minutės, tik primenu, kad šita laida nufilmuojama vienu mygtuko paspaudimu, nėra jokių iškarpimų, nėra jokių režisūrinių sprendimų, tam, kad jūs pamatytumėt viską ir jaustumėtės, kad tarsi būtumėt mano virtuvėje anapus stalo. Taip, nuo ko reikėtų šiandien pradėti mums, turbūt papasakosiu jums apie šnicelius, apie savo mėgstamą naturlį, tai yra šniceliai, kuriuos jūs galite kepti įprastai keptuvėje arba orkaite, valgyti su bulvių koše, patiekti su mėgstamu, pavyzdžiui, grybų padažu, su spanguolėmis, su kokiu nors kitų padažų arba tiesiog vienus. Ir aišku, falafeliai, irgi labai džiaugiuosi, kad lietuviai pamėgo falafelius, tai būtent iš avinžirnių gaminamus skanius tokius paplotelius, kuriuos galite irgi iškepti arba orkaitėje, arba tiesiog ant keptuvės. Tai natūraliai yra tas prekinis ženklas ir tas vardas, kuris mums padeda ilsėtis nuo mėsos arba tiesiog kartais parodyti, kad iš tiesų mes galime labai skaniai pavalgyti ir be gyvulinės kilmės produktų, nes viskas pagaminama iš augalų. Ir šiandien, aišku, laidoje turbūt jūsų nemokysiu ir nerodysiu, kaip pasigaminti šnicelį, nes šitą šnicelį natūraliai pasigaminti labai paprasta. Tai aš parodysiu, kaip jį panaudoti kitaip. Tai jeigu, tarkim, šaldytuve turite užsilikusius 2 gabalėlius šnicelio, nes porcijų yra čia pakuotėje 4, tai lengvai pagaminsite visiems draugam iš 2 šnicelių labai skanius užkandžius, tokius azijietiškus. Jeigu mėgstate sušius, tai manau, kad šitas užkandis irgi labai jums patiks. Lygiai taip pat mano laidose aš visą laiką stengiuosi jums parodyti kažką įdomaus kitokio, nes tiesiog iškepti falafelių iš šnicelio tai kiekvienas galime ir karts nuo karto mes tai darome, bet kartais norisi tos vadinamos razinkos. Gerai, tai pradėsiu nuo šnicelio, tai šitos natūralius šnicelius aš šiek tiek atšildžiau, bet nebūtina juos atšildyti, jūs galite tiesiai dėti į keptuvę arba į orkaitę, aš dėsiu į keptuvę, bet prieš tai mes pagaminsime priedus, nes viską suksime į būtent sušiui skirtą nori lapą, kur tikrai prekybos centruose galite įsigyti, mes jį perpjausime per pusę ir darysime tokius tarsi suktinukus. Ir šitas patikalas yra geras tuo, kad jūs paruošit visus ingredientus ir tada jau kiekvienas svečias savo gali susikombinuoti tą suktinuką, arba jeigu svečiai ateina už kelių 10-20 minučių, jūs tikrai galite paruošti tokius paruoštukus ir kaip pasitikimo užkandį tikrai skaniai suvalgyti. Taip, pirmiausia, pradėkime nuo ryžio. Aš išvyriau, kokius ryžius, aš išvyriau ryžius, kurie šiaip yra skirti risoto gaminti. Bet turėjau atliekamų, tai panaudosiu juos, jūs galite virti tokius, kokius norit, tiesiog jie lengvai sušiam skirti ryžiai irgi yra lengvai limpantis, nes mums reikia, kad nebūtų labai birus. Tada čia aš pilsiu ryžių actą ir šiek tiek ryžių actą paskaninsiu cukraus sirupu. Tada išmaišau. Ir jau nekartą jums pasakojau, kad tiesiog cukraus sirupas yra geras dalykas tada, kada jums reikia labai greitai, kad ištirptų viskas, kad ir šaltame skystyje arba kokteilyje. Taip, ir paskaninu, čia truputį paliksiu dar salotom, per daug irgi nepridėkit ir tiesiog išmaišau. Šitie viską ryžiai dar yra šilti. Ir taip mes juos paskanam, truputį sudėtam vandenyje. Aš juos vyriau, bet ne per daug, dėl to, kad mes naudosime dar pokę padažą, kuris yra
surus, tai per daug irgi nereikia surumo. Viskas. Tai ryžius dar palieku, va matot, jie yra tokie glitnus ir lipnus, ko mums čia reikia. Mes formuosime po to iš jų rutuliukus ir dėsime ant tą. Tai dabar juos paliekime dar į šalį, nuo šalyje, kad jie truputį atšaltų. Tada agurkas. Aš turiu ilgavaisį agurką. Tai ilgavaisį agurką tiesiog supjaustysiu pailgomis juostelėmis, kad mums būtų patogu tiesiog jį valgyti mūsų suktinuke. Tai taip išilgai perpilnu ir va tokiais pailgom tokiom juostelėm, kad būtų su ryžiais ir su šnicelio gabaliuku labai skanu už susuktą valgyti. Patogu susukti. Tiesiog va štai taip, pailgai supjaustot. Galite taip pat čia naudoti ir avokadą, jeigu turite. Aš atliekamą šiandien neturiu, bet jeigu jūs turite ir mėgstate avokadą, tai galite čia avokadą irgi būtinai panaudoti. Taip, tai suktinukam visus ingredientus tiesiog pasiruoškite ant lentelės arba ant lėkštės, kad patogu būtų juos sudėti. Taip. Ir aišku, nereikės papildomai nieko dekoruoti, tiesiog jeigu visi ingredientai vienodai supjaustyti, gražiai sudėti ant vienos lentos, visą laiką yra gražu ir nereikia papildomai kažkokių tai kitų priemonių. Taip, mano agurkas paruoštas. Dabar dar labai skaniai čia tinka, tai yra svogūnas ir svogūnų laiškai. Tai aš svogūno laiškus irgi stengiuosi plius minus, kad panašaus būtų dydis. Jeigu truputį yra didesni, tai tiesiog nereikia nupjovinėti čia, nieko baisaus, suvalgysite ir truputį platesnius. Bet va šitas svogūnas tai yra tikrai per didelis, tai jį supjaustume į 4 dalis, kad nebūtų tiek intensyvaus skonio vienam gabalėlyje. Tai perpjaunu išilgai. Jeigu matot, kad svogūno jūsų laiškas yra labai su maža galvute, tai tiesiog nesmulkinkit arba perpjaukit tiesiog per pusę, o šitas didesnės aš perpjaunu išilgai ir turiu štai čia pasiruošęs tokius ilgesnius. Dar vienas ingredientas, kuris labai čia tinka, tai yra marinuotos paprikos. Aš labai retai kažkur tai matau, kur fusion virtuvėje būtent ar japonų ar kinų būtų jos naudojamos, bet man labai jos patinka, todėl kad jos yra puikaus subalansuoto skonio, kalbu apie cukraus ir rūgšties būtent santykį. Ir aišku, pilva turi ir užkandinių tokių agurkėlių, jau praeitoj laidoj gaminau jums būtent iš jų barščių, burokėlių ir pomidorų sriubą. Tai irgi labai skanu. Arba galite tiesiog labai lengvai patiekti prie savo mėgstamų patiekalų. Jeigu gamina tiesiog klasikinį šnicelį, tai prie klasikinio šnicelio nuostabiai tinka tiek šitas variantas. Ir aišku, visą laiką galite atrasti ir spilvą ir tokių mini marinuotų 3-6 cm agurkėlių. Taip, bet mes naudosime šiandien paprikas. Taip, jokiais būdais nesiūlau dėti čia šviežių paprikų, nes švieži paprika tokia, kadangi jau agurkas duoda tokio šviežumo, mums reikia lengvos tokios skanios rūgštelės. Mes, aišku, ryžius jau taip paskaninom, padažas darbus, bet dar norint suteikti papildomo skonio, siūlau būtinai dėti šitos skanios paprikos. Beje, ačiū už jūsų atsiliepimus. Po praeitos laidos tikrai sulaukiau labai daug teigiamų atsiliepimų ir tokių nuostabų, kad geras, nesupratau, kaip galima į sriubą dėti marinuotus agurkus. Būtent į burokėlių sriubą. Tai labai džiaugiuosi, kad ir jums kažkas tai yra naujo, netikėto, bet būtinai išbandykit, nes žinau, kad kai kurie išbandė, kai kurie dar neišbandė. Sakė, kad būtinai reikės išbandyti tą sriubą. Jeigu dar nepažiūrėjote tos laidos, tai būtinai atsisukit, pažiūrėkit arba tiesiog nueikit į Delfi portalą ir ten rasit. Paprika truputį, jeigu matot didesnė, aš tiesiog su pirštais ją taip išskleidžiu ir irgi panašiais gabalėlius tokiais supjaustau. Kas, pavyzdžiui, kažkas tai svogūno gal nevalgys arba kažkas tai visgi nemėgsta paprikos, tai galės nevalgyti. O mes paruošiam tokį, kaip aš visą laiką sakau, aš ruošiu taip, kaip man skanu, o po to jūs kiekvienas jau prisiderinkite
su savo šeima, kas jums patinka. Taip, tada salotų šiek tiek gaivumai lapų. Nepamirškit salotas gerai nuplauti, nes jeigu jos auga žemėje, o ne ant vandens, tai turi tikrai žemės. Taip. Ir čia šnicelius mūsų patrauksim, to įdėsim kepti ir tada paruošiam salotų lapų. Kaip ir sakiau, 5. ingredientas galėtų būti būtent avokadas, bet jeigu neturite, nieko tokio kaip ir šiandien mes išsisuksime ir be jo. Beje, šitas dar patiekalas geras tuo, kad iš tiesų, kai norime pailsėti nuo mėsos ir norime kažko nustebinti, tai aš jau pasakojau, galima pasigaminti ir nuostabią sočią, tokią charakteringą, turtingą skonių savo sriubą, taip pat salotas, bet čia yra tas dalykas, kur faina žaisti ir vaikam ir lygiai taip pat visą laiką, kai ateina svečiai, labai patinka jiem susikombinuoti savo mėgstamą derinį ir po to sakyti, kad man patinka va tas. Tai čia dar papildomai, jeigu kalbėti apie ingredientus, galite dar papildomai turėti žuvies. Jeigu valgote žuvį, krevetės, iš daržovių dar gali būti tikti ridikas čia taip pat ir galima būtų dar įdėti, kaip ir sakiau, avokadą. Viskas, dabar sojos mūsų kepsnelius dabar mes pakepinsim. Aš dedu pilu alyvuogių aliejaus į keptuvę, nereikia čia labai daug, šiek tiek. Dar vieną ingredientą neparodžiau ir nepasakiau, to aš jums pasakysiu, jį paimsiu. Taip. Taip, ir tada dedu tiesiog kepsnelius ant vidutinės kaitros. Ir kepsime iš abiejų pusę po kelias minutės. Tikrai labai ilgai nepersistinkite kepdami. Tuomet aš čia dėsiu mūsų ryžius. Gal net truputį ryžius perviriau, bet nieko tokio šitam patiekale. Žinau, kad vos gam. Jeigu ir pervirat ryžius ir negali šiaip kažkokiam kitam patiekale, tai šitam patiekale tikrai, kabutės atsiprašau kalbininkų, sueis. Taip, gerai, laukiam, kol pradės kaisti. Dar nepasakiau, dar vienas ingredientas, kurį reikėtų pasiruošti ir turėti, tai yra marinuoti imbierai, labai skaniai čia jie tinka. Gali būti tie krienai, bet imbierą būtinai irgi pasiruoškite ir mums juos aš irgi mūsų lentos padėsiu. Taip. Nu va, dabar jau visi ingredientai, tada ant stalo ar kažkur tai ant kažkokio tai paviršiaus dėkite nori lapų ir tai paserviruodami kažkiek su purkštuku galite šiek tiek papurkšti, jeigu arba su drėgnu rankšluosčiu galite uždengti ir kol svečiai ateis, tada jau paskutiniu metu atidengti. Taip. Ir sojos kepsnelius. Tiesiog apkepinsiu iš abiejų pusių. Peilio. Taip. Aš žinau, kad tikrai jūs esate pamėgę, bet mano tikslas, kad jūs dar išmoktumėte ir pamatytumėt, kaip skirtingai juos galima būtent patiekti ir ką iš jų dar įdomaus pagaminti, ne tik valgant ir turint šaldiklyje
kai norisi kažko labai greitai, tai šitas Naturli sojų kepsnelių variantas tikrai yra puikus, bet norisi ir dar kažkaip originaliai juos paruošti tam, kad jeigu ir jūsų svečiai juos mėgsta, tai irgi atrastų kažkokioj tai naujoj būtent formoje. Kepa. Ir aišku, bičiuliai, nepamirškit, kad visus klausimus visą laiką man galite užduoti ir pamatyti plačiau ir daugiau visko mano Instagrame, tai Alfas Ivanauskas Instagramoje, ir kur verda visas gyvenimas ir matote 24 valandas per parą, ką aš darau, kur aš keliauju, ką filmuoju ir kokį maistą ruošiu kiekvieną dieną ar kaip gyvena mano būtent šunys. Pastaruoju metu kažkaip tai laidoje jie visą laiką miega, tai aš nesu iš tų šeimininkų, kuris visais įmanomais būdais juos žadintų tam, kad nusifilmuotų laidoje. Tai, kaip sakoma, o Instagrame tikrai galite juos dažniau pamatyti. Ir viskas, ir kaip sakiau, tik kelios minutės išjungiam, irgi neperkepam, nes to dalyko nereikia, tada irgi dedu kepsnelius ant lentelės. Ir dabar parodysiu jum, ką toliau su jais padaryti. Taip, tada yra dar vienas padažas, tai yra poki padažas. Jeigu mėgstate būtent ryžių dubenėlį su lašiša, su krevetėmis, su daržovėmis arba tokius vairiausius dalykus, tai jis irgi yra labai nuostabus, nes toks saldžiarūgščiai, tinkantis ir prie ryžių, ir prie įvairiausių būtent tokių patiekalų azijietiškų. Tai aš ant viso mūsų kepsnelio užpilu, tai gaunasi vieną gerą tokį šaukštą, užpilu ant viršaus. Galite papildomai dar čili pipiriukų, jeigu mėgstate, bet aš turiu dar sezamo. Dabar stau sezamo. Ir tada mes juos irgi pailgai supjaustom. Supjaustom štai tokiais gabalėliais. Ir šitą patiekalą galite valgyti tiek šaltą, tiek šiltą, bet šiltas man skaniau. Čia, kaip žinot, šalti sušiai, šalti sušiai gali būti, tai tiesiog supjaustot štai tokiais gabalėliais. Dabar, ką mums reikia padaryti, dar paruošiam, šiek tiek gali dar pravėsti, nes dabar labai karšta, tai paimu šalto vandens ir su šaltu vandeniu darau štai tokius rutuliukus. Ryžiai dar yra šilti, tai jeigu ten bus vienas didesnis, kitas mažesnis, ir truputį padarykite jį tokį pailgesnį, ne visiškai kaip gniužtę, o gali būti truputį didesni, gali būti truputį mažesni, čia nėra kažkoks tai dydžių matavimo ar ruošimo konkursas, bet lygiai taip pat, gal kažkam tai patinka daugiau ryžių, kažkam patinka mažiau ryžių, tai tiesiog štai pasiima tokį, kokį norės tą gabalėlį. Ir man matot, jau iš karto intriguojančiai atrodo tas visas mūsų padėklas. Žmonėm iš karto sako, o kas čia, visi nesupranta iš karto, kad čia, pavyzdžiui, yra ryžiai. Tada galvoja, kad čia kepsneliai yra iš mėsos pagaminti. Tada ne visi dar imbierą iš karto atpažįsta. Tai pasidarykit, aš čia nedarysiu labai daug, kad jūs perprastumėte tiesiog visą mano siūlomą idėją. Aš dabar fotografuosiu, kad turėčiau. Taip. Taip. Ir va, dabar jau jums parodysiu, kaip kiekvienas svečias, dar per pusę šitos mes turime supjaustyti, tai geriausia tą dalyką padaryti su žirklėm. Žirklės, kaip nekeista, išką atradau. Taip. Galite daryti taip į trikampį, galite daryti tiesiog perpjauti
per pusę, čia kaip norite. Jeigu svečiam norite suteikti mažiau galimybės pavalgyti, galite pjauti ir per pusę, bet aš siūlau tokį variantą. Tada ant dugno dedate 2, pavyzdžiui, salotos lapus, tada galite dėti, galite ir su lasdelėm galite tiesiog priklauso čia mūsų svečių artumo, galite tiesiog visi imti, nusiplovę rankas, tada štai dedu svogūno, agurko, būtinai marinuotas paprikos, tada ryžių, štai taip, ir gabalėlį mūsų ir uždarom, tai taip. Galite papildomai dar įdėti to padažo. Svogūnas tas nenaudžias yra, dar svogūną gerai būtų įstrižai pjaustyt, tada jis lengviau kramtom. Ir tada tokį padažo dar įpilu į dubenėlį. Kiekvienas žmogus gali savo atskirai tą dubenėlį turėti, nes jeigu kiekvieną kartą baksnuoti, tai nelabai gal higieniška. Lengvas, paprastas, greitai pagaminamas patiekalas, kurį tikrai kiekvienas iš jūsų gali išbandyti savo namuose. Ir kaip sakiau, gal kažkas tai nevalgo ryžių, tai gali ryžių nedėti. Gal kažkas tam nepatinka svogūnai, gali nedėti. Kiekvienas atras, gali tiesiog paimti sos kepsnelę, iš tą padažą tapšnuoti ir turėti nuostabų skanėstą. Tai va, siūlau būtinai išbandyti, nes kaip ir sakiau, sausis yra tas mėnuo, kada tikrai galima skaniai ir įdomiai gyventi. Taip, bičiuliai, o dabar prie deserto. O desertui mums pagaminti reikės, pirmiausia, turiu nusiplauti rankas ir jums parodyti, kaip pasigaminsim. Šitas beje desertas yra veganiškas, irgi nenaudosim jokių pieno gaminių, tai ateikit čia arčiau, parodysiu čia, ko mums reikės. Taip, tai naudosiu, kaip ir praeitoje laidoje jums rodžiau, aš jį vadinu augulinis sviestas, kuriame nėra jokių, yra ekologiškas, jame nėra jokių pridėtinių gyvulinės kilmės riebalų ir jį galite naudoti tiek bulvių košiai, tiek lygiai taip pat gaminant, pavyzdžiui, desertus. Tai puodą aš dedu pusę pakelio būtent šio. Taip pat jį galite skaniai tepti ant duonos, gaminant sumuštinius. Taip. O mes šiandien gaminsime labai skanų marcipaninį tinginio saldainius. Taip, tada čia dedu likerio migdolų. Ir tada mums čia dar reikės įdėti ant mažos ugnies aš kaitinu ir čia turiu veganišką šokoladą. Taip. Veganišką šokoladą. Jeigu nenorit visiškai veganiško varianto, tai tada galite tiesiog visiems gerai žinomų Pergalio šokolado dėti ir gausite, svarbu, vėlgi neperkaitinkite, kadangi aš jau supyliau. Taip, ir dabar, ką mums čia dar reikia, po truputį tegul kaista, kad labai daug neužvirtų. Dabar aš pasidarysiu dar kavos. Taip, ir aišku, iš Nespresso kolekcijos jūs galite išsirinkti įvairiausios kavos, daugiau negu 20 skirtingų rūšių, net galite pasigaminti daugiau negu 500 ml kavos šitą būtent kapsulę. Aš šiandien gaminsiu ir naudosiu būtent espresso
šitą kapsulę ir pamatyti, kiek daug putos, bet šiam patiekale nebūtina mums daug putos reikalinga, bet mums reikalinga būtent tas skonis visas. Tai va, tai aš einu pagaminsiu, jūs tuo metu galite toliau žiūrėti, kaip čia sukasi mūsų tirpsta šokoladas. Nu, ir taps tokiu vientisu. Nereikia čia gorių valenės, nes mes jau iškart įdėjome, būtent dar supilsime tuoj kavos. Tai toks bus marcipaninis, tiramisu skonio tinginio saldainis. Taip. Galite dar naudoti papildomai kakavą, bet aš tam patiekale papildomai nenaudoju, nes man norisi, kad irgi jis toks būtų ir ne per daug kietas ir neatsivalgomas, kaip visada. Papildomai apelsino žievelė čia tinka arba citrino žievelė, bet kadangi aš esu jau tas mėgėjas, kur visą laiką visur jie deda, tai šiandien nedėsiu. Ir jeigu atsimenat mano mini tinginį su pistacijomis ir su būtent avietėmis liofilizuotomis, tai ten kiek buvo labai daug skonio būtent pačiam kardamone. Tai dabar mano tikslas yra, kad jaustųsi labiausiai kava ir marcipanas šitam tinginyje ir kažkiek dar primins, sakau, tiramisu tą skonį būtent dėl pačios turbūt kavos. Taip, tai tuoj jums parodysiu. Nu va, kiek gausi visą laiką šitas kavos aparatas verto apdovanoja būtent savo puta. Ir dabar, va, štai pažiūrėkit, kokia graži konsistencija viso mūsų šitos masės. Ir dabar aš pilu šią kavą. Ir viskas, papildomai virti nereikia. Štai. Ir pažiūrėkit, paragaukit. Šiaip, kadangi ir šokolade cukraus ir pačiam migdolų likeryje, tai papildomai čia nesiūlau dėti, bet jeigu jums per mažai atrodo, tai galite pildomai dėti. Taip, ir tada du dar svarbus ingredientai, be kurių nepagamintume, tai aišku gaidelio sausainiai. Tai gaidelio sausainius mes galime susitrupinti dar smulkiau. Galite padaryti tiesiog su rankomis. Čia yra 7 grūdų. Tie vadinami tokie pusrytainiai. Taip. Ir tiesiog aš juos susmulkinu tiesiog su pirštais. Svarbu, kad labai dideliu gabalėliu, nu va toks didžiausias gabalėlis. Todėl, kad va matot, kokią aš naudosiu formą. Jeigu naudotumėt formą keksiukų ir galite naudoti, pavyzdžiui, keksiukų formą ir tada supjaustyti tiesiog ploniau po to. Kaip skaniai kvepia, jūs neįsivaizduojat. Šitas derinys ir dar kaip marcipanas čia atsidurs, bus labai skanu. Ir labai lengva, labai paprasta gaminti, ką ir pamatysite iš viso šito mano čia. Nu, čia tik tai bus va laiko, mes užtruksime, kol į formelės įdėsim, bet tai galite padaryti ir vieną didelę formą, kaip ir sakiau, ir po to ją supjaustyti. Čia vienas galite išsisukti. Ir marcipaną. Marcipaną tikrai galite nusipirkti, užsisakyti internetu ir irgi panaudoti. Aš kažkaip tai labai savo laidose retai jį naudojau, bet kažkaip tai dabar noriu būtinai panaudoti. Jūs galite dėti ir į bendrą masę, galima trupinti, taip, galima dėti į kiekvieną saldainį į vidų, čia jau kaip norit. Aš tai trupinu bendrai į bendrą masę. Tai toks marcipanas iš migdolų turbūt visi žinot gaminamas, labai skanus reikalas. Ir kažkaip tai aš nesu matęs kažkas, kad būtent naudojant
tinginį. O iš tikrųjų labai skanus dalykas. Taip, gerai. Tai dabar šitą visą masę. Taip. Visą šitą masę. Aš po truputį nedu mūsų sausainį marcipaną. Dar pažiūriu, ar tikrai visi gabaliukai ne per dideli. Kaip ir minėjau, jeigu darytumėt į platesnę formą, ne tokią mažą kaip aš, nes noriu tokių sausainių, saldainių formas pagaminti, tai tada tie gali būti ir didesni gabalėliai sausainių. Bet dabar labai svarbu, kad neužstriktų toj formai ir kad taip, pažiūrėsim, vienas iš kur buvo slėpęs, sutrupintas. Taip. Ir vat turim tas masė tokia nebūti skysčio jau. Čia mes matom dar, kad truputį skysčio yra, tai vadinasi, mes turime dar įdėti papildomai sausainių. Gal dar pusę pakelio dedu. Jeigu mėgstate, šiek tiek galite vos pasūdyti, irgi labai skanu sūrumas šitam visam reikale. Ką aš ir padarysiu pats, truputį pasūdom, čia žinot, kaip pasūdot karamelę. Labai būna skanu, ledai susūdyta karamelė, arba pyragas, arba tas pats cheesecake, tai čia irgi sūrumas labai geras. Taip, nu va, ir dabar, atrodo, jau bus pats tas. Kaip ir sakiau, va, apačioje jau nėra nieko skysto, o tampa vienas vientisa masė. Galima būtų dėti dar papildomai riešutų, bet pats marcipanas yra gaminamas iš riešutų, tai tiesiog nenoriu aš čia daugiau apsunkinti šitą visą reikalą. Ir dabar paimsime šaukštelį ir su šaukštelio pagalba formuosime saldainius. Tai va čia bus pats sudėtingiausias reikalas. Kur mano šaukšteliai visi? Daplai turbūt. Taip. Nu va, ir turėsime visiškai veganišką saldainį. Ir va taip tiesiog prikaišom. Nebijokit truputį ištepti tos formos. Čia ne kažkoks tai konkursas, kad visi kažkas tai jūs smerktų už tai. Aš tai tikrai ne. Ir va taip visą formą mes pridedam to įdaro. Kaip ir sakau, jeigu esame tinginukai, galime pridėti tiesiog formą kokią nors didesnę ir nevargti su tom tokiom mažom formom. Žinot, toks mažas saldainis visą laiką kaip skanu būna prie kavos, prieš geriant kavą ar po išgerus. Aš kaip sakau, niekada nereikia maišyti dviejų dalykų. Ir aš visą laiką juos turiu šaldymo kameroje ir reikalui esant ištraukiu ir suvalgau. Jie nėra labai kieti. Jeigu mėgstate minkštesnę, tai tiesiog galite laikyti šaldytuve, bet šaldymo kameroje jūs galite laikyti ilgesnį laiką. Jeigu šaldytuve galite laikyti kokią savaitę, nieko jam neatsitiks, tai šaldymo kameroje galite laikyti kelis mėnesius, sandariai uždarę, arba užvakumavę, arba įdėję į plastikinę dėžutę ir reikalui esant atvažiuoja svečiai, bet tokį pam ir įdedat. Taip pat dar vienas triukas, šitos dalykus jūs galite panaudoti ir kepant po to keksą ar pyragą. Įdedat į pyrago vidų ir kai iškepa viduje turi tokį papildomą kremišką įdarą. Ir visą laiką pato galvoja, kaip tu ten įdėjai tą įdarą. Tai va paprastai, tokiu būdu. Ir viskas. Tai aišku, visą laiką galite po to 2 saldainius sudėti į vieną ir gausit tokį visiškai apvalų saldainį.
tačiau fantazijom ribų nėra, aš jums parodau, kaip pagaminti tą bazę, o jūs po to jau improvizuokite patys namuose su savo namiškiais ir su savo fantazija, nesiskirkit, sakoma. Taip. Ir noriu tikrai pasakyti, kad kava šita ir marcipanas suteikia tiesiog nuostabų skonį šitiem saldainiam. Ir nieks nesako, kad čia tinginys. Nes kartais, žinot, tinginys gali būti nebūtinai komplimentas. Tinginys gali būti tiesiog prieskas, neįdomus, vis nuvalkiotas ir visiems žinomas pyragas. Bet mes tengiamės tokių negaminti. Aišku, dar galite po to į tos pačius liofilizuotus vaisius įvairiausius, papildomai į riešutus, mirkyti, barstyti, bet kaip vėl grįžtu prie to paties, kad aš rodau bazę, o jau jūs kiekvienas galite išlaviruoti savo skonį ir savo... Matot, užtruko daugiau įdėti, dar rasiu, kuo išlyginti, jeigu rasiu. Man atrodo, aš vieną dieną sakiau, kad to daikto nenaudoju N kartų, tai jis man kaip ir nereikalingas. Nu, vat sporto mentelę dar praėsim. Kai kur matau, kad dar galima būtų pridėti, ne? Čia dar, man atrodo, kad galima būtų pridėti. Nu, daugiau nežaisiu, nes išmakaluosiu visą po tavo formą. Viskas, tada dedat ant tokio paviršio, kuris yra lygus, ir dedat į šaldymo kamerą ir po kokių, priklauso nuo šaldymo kameros, aišku, lygio, po 40 kokių minučių galite skaniai išėmus iš formos valgyti, galite sulipinti ir visaip kitaip skanauti. Viskas atrodo, bičiuliai, šiandien papasakojau jums viską, nepamirškit man visą laiką rašyti mano Instagrame, nepamirškit, kad šitą skanėstą galite pasigaminti labai lengvai ir kartais nereikia kažkokių tai ilgų prie puodų žaidimų, išverdat ryžius, įdedat, čia aš dabar viską atvirkščiai darau, negu prieš tai jums rodžiau, išverdat ryžių, papjaustote agurko, salotų, konservuoto imbiero, paprikų ir viskas ir lengvai pasidarot tokį užkandį ir skaniai su visa šeima ir draugais skanauja. Tai bičiuliai, nepamirškit, pasimatysim lygiai po savaitės, nepamirškit prenumeruoti mano naujienlaiškį, nes kiekvieną penktadienį į jūsų namus atkeliauja mano atrinkti patiekalai ir įvairiausios skanios idėjos. Ačiū, kad žiūrite ir pasimatysim lygiai po savaitės 10 val. Ryto.